Radijas Tau internete tau.lt. Europos naujienos kauniečiams. Šiandien naujienose girdėsite, komisija steigia 2013 ES apdovanojimus už žurnalistinį darbą sveikatos srityje. Europos komisijos narys Hanas atidaro naujosios Europos tiltą ir vadina jį ryškiu Europos bendradarbiavimo simboliu. Nuo 2015 automobiliuose taps privaloma pagalbos iškvietos sistema e-call, automatiškai suveikianti patekus į avariją. Senjorų griuvimo aptikimo sistema padės išvengti skaudžių pasekmių. Bei truputėlis informacijos apie Lietuvos pirmininkavimą ES tarybai. Apie tai išsamiau. ES žurnalistams kasmet norintiems dalyvauti geriausios sveikatos srities žurnalistinės medžiagos konkurse nuo šiandien suteikiama virtuali galimybė tai daryti. Straipsnius reikia pateikti internetu iki 2013 rugsėjo 30-osios. Laimėtojai bus pripažinti Europos lygmeniu ir apdovanoti piniginiais prizais už geriausią žurnalistinį darbą sveikatos srityje. Jau 5 kartą iš eilės rengiamų konkursų siekiama skatinti ir apdovanoti žurnalistus profesionalių darbų skleidžiančius informaciją apie sveikatingumą, sveikatos priežiūrą ir pacientų teisės. Kadangi Liepos 1 prie Sąjungos prisijungia Kroatija, konkurse gali dalyvauti 28 Europos šalys. Už regioninę politiką atsakingas Europos komisijos narys Jonasas Hanas šiandien dalyvaus švenčiant istorinį Bulgarijai ir Rumunijai kaimininiams Vidino ir Kalafatano regionams įvykį iškilmingą abi šalis jungiančio tilto atidarymą. Haną lydės Bulgarijos prezidentas Plevnelijavas. Ministras pirmininkas Orešarskis ir Rumunijos ministras pirmininkas Ponta. Tiltui neseniai pavadintam naujosios Europos tiltus skirta 106 milijonai ES investicijų. Tai tik antras tiltas 630 km sienoje tarp abiejų šalių. Tiltas strategiškai svarbus ES, tai būtina grandis maršruto galinčio nusidriekti nuo Šiaurės Europos ir Baltijos šalių per Vidurio Europą, Rumuniją ir Bulgariją iki pat Graikijos. Siekdama visoje ES švelninti didelių avarijų keliuose pasekmes, komisija priėmė 2 pasiūlymus, siekdama užtikrinti, kad iki 2015 automobiliuose būtų įdiegta automatinės skambinimo pagalbos tarnyboms funkcija patekus į didelę avariją. Didelės avarijos atveju e-call sistema automatiškai skambina Europos bendruoju pagalbos telefonu 112. Ji praneša pagalbos tarnyboms transporto priemonės vietą, net jei vairuotojas yra patekęs į avariją ir netekęs sąmonės arba pats negali paskambinti. Prognozuojama, kad tokia sistema per metus galėtų išgelbėti iki 2500 gyvybių. eFallWatch konsorciumą susibūrusios Europos sveikatos priežiūros įstaigos ir technologijų bendrovės sukūrė vyresnio amžiaus žmonių griuvimo aptikimo sistemą VigiFall. Ji padės operatyviai suteikti pagalbą pargriuvusiems. Kasmet dėl šios priežasties Europoje hospitalizuojama 500 tūkstančių ir miršta 40 tūkstančių senjorų. Kitame projekto etape bus siekiama dar labiau padidinti sistemos funkcionalumą ir tikslumą įdiegiant širdies ritmo stebėseną. FallWatch konsorciumas, kuriam vadovauja startuolis Vigilio SA, iš Prancūzijos gavo beveik 2 milijonus eurų arba 6,9 milijonus litų finansavimą iš Europos komisijos. Pasak Vigilio SA, įkūrėjo ir Paryžiaus Kokeno ligoninės greitosios medicininės pagalbos skyriaus daktaro Žano Eriko Lendi, kiekvienais metais Europoje griūdami susižeidžia apie 20 milijonų žmonių, sulaukusių per 65 metų. Griuvimai yra pagrindinė trauminės mirties priežastis šioje amžiaus grupėje. Vilniaus universiteto medicinos fakulteto darbuotojų Lietuvoje atlikti tyrimai taip pat parodė, kad bent kartą per metus griuvo kas trečias 65-74 metų asmuo. Moterys sulaukusios daugiau nei 74 metų griūdavo dar dažniau. Tyrimai atskleidė, kad tokių yra per 40%. Operatyvi medicininė pagalba tokiais atvejais yra mirties arba gyvybės klausimas. Labai dažnai mūsų skyrių yra pristatomi žmonės, kurie valandas gulėjo ant grindų, negalėdami prisišaukti pagalbos. Fizinė ir psichologinė žala patiriama tuo metu dažnai būna nebepataisoma. Galimybė greitai suteikti medicininę pagalbą yra būtina siekiant užtikrinti, kad paciento griuvimas nepaveiktų jo gyvenimo kokybės ateityje, sako Žanas Erikas Lendis. Truputėlis informacijos apie Lietuvos pirmininkavimą ES tarybai.
ES taryba, kurią sudaro 27 ministrai, yra viena iš 5 pagrindinių ES institucijų. Kitos Europos parlamentas, komisija, teisingumo teismas ir auditorumai. Tai nėra nuolat veikianti institucija. Ji sudaryta iš kiekvienos ES valstybės vyriausybės įgaliojimus turinčių ministrų. Kiekvienai valstybė taryboje priklauso nuo darbotvarkės klausimo atstovauja atitinkamos srities ministras. Taigi bet kurios srities ministrų susitikimas, pavyzdžiui, žemės ūkio, finansų, transporto ir kitų, yra pati institucija taryba. Rotacijos principų šią institucijai kas pusmetį pirmininkauja vis kita ES šalis narė. Po Lietuvos pirmininkavimo perims Graikija. Beje, priminsime, kad nuo šių metų Liepos 1 Lietuva 6 mėnesiams iš Airijos perims pirmininkavimą ES tarybai. Pagrindiniai 3 uždaviniai tenkantys pirmininkaujančiai valstybei. Pirma, vadovauti ES tarybai ir jos darbo grupėms bei komitetams, įsiklausyti kiekvienos valstybės narės ir kitų ES institucijų nuomonės, suformuoti kompromisinius pasiūlymus, surasti visoms šalims tinkančius sprendimus. Pirmininkaujantį valstybė atsako už tarybos darbotvarkės parengimą, posėdžių grafiko sudarimą ir panašiai. Pirmininkaujančios valstybės atstovai, ministrai pirmininkauja atitinkamos srities tarybos posėdžiams. Antra, atstovauti ES tarybai santykiuose su kitomis ES institucijomis, ypač su Europos komisija ir Europos parlamentu. Bei trečia, moderuoti ES taryboje vykstančias diskusijas ir pirmininkauti posėdžiams, laikytis neutralumo nešališkumo principo. Pats pirmininkavimas tai įsipareigojimas organizuoti daugelį formalių ir neformalių susitikimų Briuselyje bei pirmininkaujančioje šalyje. Per 6 mėnesių pirmininkavimo laikotarpį paprastai organizuojama apie 3400 įvairiausių susitikimų, iš kurių apie 200 vyksta pirmininkaujančioje šalyje, likusi dalis Briuselyje ir Liuksemburge. Lietuvos taip pat laukia pirmininkavimas daugiau kaip 1000 darbo grupių posėdžių. Ant dėrybų stalo guls daugiau nei 500 teisės aktų, nuo užsienio politikos iki sveikatos, kultūros ar sporto politikos. Anot Lietuvos nuolatinio atstovo ES ambasadoriaus Raimondo Karoblio, pagal mūsų pirmininkavimo metu ketinamų priimti teisės aktų skaičių galime tapti rekordininkais. Pavyzdžiui, anksčiau ES tarybai pirmininkavusi Slovenija priėmė 74, Prancūzija 76, Čekija 78, Švedija 15, Ispanija 35 teisės aktus. Didžiausias politinis daugiašalis Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai renginys Vilniuje vykstantis ES narių ir rytų partnerystės šalių vadovų susitikimas, į kurį laukiama atvykstant 28 ES valstybių narių vadovų, politinių lyderių iš 6 rytų partnerystės valstybių, ES ir tarptautinių finansinių institucijų atstovų. Šio susitikimo metu bus siekiama pasirašyti Ukrainos ir ES asociacijos sutartį. Tai svarbu žingsnis šalies narystės ES link. Tačiau, kaip teigia Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, jeigu mes šiandien būtume priversti apsispręsti, ar mes galime pasirašyti asociacijos sutartį, dėja atsakymas būtų neigiamas, kadangi kai kurie darbai dar turi būti padaryti. Ekspremjerės Julijos Tymošenko klausimo sprendimas labai padėtų ES sprendžiant, ar pasirašyti šią sutartį. Tiek Europos naujienų, radio stoties Tau eteryje. Europos naujienos kauniečiams.